Nu tai kon jūs furista, bet ne turista. Sveiki gyvi. 49 kelionės diena. Esu Meksiko. Ir šiandien važiuojam į 6 pasaulio stebuklą – Čičenica miestą. Tai čia yra mano viešbutans, visiška gatvės, kaina užrašyt 799, bet mes mokėjom tik tą 599. Kodėl? Nežinau. Tai mūsų Chevrolets ir pravažiauti jau beveik 300 km su tą mašiną. Rida jau jį pradėta sokti. Tai munė iki pasaulio stebuklą yra tik tą 4 km. Dabar jau yra 8:23 ir jau 23 laipsniai šilumos. Tai patys tai stebuklą atsidaro nuo 8 valandos. Na tai panašiai pradžiuosi bus. Rekomenduojama varyti iš pat rytą, nes kitų atveju nusvelsiam žondus. Saulė, pažiūrėkit, jau per sprindį laiks važiuoti. Aš tikiuosi, kad jums mano kepori patinka. Nu kon, važiavom visas 4 minutės ir jau atvažiavom. Įdomu, kaip čia parkingą, kaip čia kas, kur čia kon reikia susimokėti. Ojojo, jau pravažiavau posūkį, jo papa. Atrauliavom, dabar mini eilutį prie parkingą. Parkausiam mašiną ir varysiam užvaldyti pasaulį. Išsijungiau garsus, kad nepipsėt kaip diržą, nes užsisegis. Nes kaip čia atvažiuoju jau prie parkingų, jau smog ir atsisekti ant diržų. 116. 116 už parkingą. Señor, hello. Buenos días, hello. Buenos días. 16 pesos. Thank you, sir. Thank Straight you. On the left. Bye. Bye. Pirm kart. Taigi išjungiau. Pirm kart šio kelionė lygią turėjau. Taip gerą pasijutau, munė nereikėjo atmesti. Ai, čia aš garsai išjungiau galinių sėdynių tik tą. O priekinių sėdynių pypčio vis tiek pasirodo. Nu ir atvažiavom į ton išsvajotai Čičenicą. Labai gražus ženklas, man patinka iškart. Kažkur ten lipsiam į viršų ir bilietą reiks nusipirkti, nes neturiu dar. Kap, nu gražiai, vaizdinys gražus. Dar vienas iš pliusų atvaryti, kaip tik atsidaro tą teritoriją. Tai dar prekiautoje nėra spėjant išsidėlioti savo lėkščių. Ir dar nieks nesiūlo nieko pirkti. Iš Viesa apie 40 eurų čia sumokėjau. Reikėjo dar atskirą už GoPro susimokėti. Šiaip GoPro neturėtų būti apmokestinam, turėtų būti apmokestinams tos profesionalis kameras. Bet GoPro, katrą lėviau da filmon už telefoną apmokestinti ir biški nesąmonė. Tai kon aš galiu pasakyti, ponios ir ponai, sveiki atvykę į 6 moną šio kelionę aplankyti pasaulio stebuklą Čičenica miestą. Tai mes čia dabar realiai matom tom piramidį jaučių pagrindinį objektą visą miestį. Bet ne tik ta piramidė ir pasaulio stebuklas, bet visas miestas, Čičenica miestas. Aišku, vis laik žmonės jau pločia, banda išgersti visokius aidus. Bet nežinau, ar labai įdomu tos aidus girdėti. Nu tai kon, kas šita Čičenica ir kas šiandien pastatė švies? Tai seniau, 2000 metų prieš Kristų čitukiai gyvena Maja. Esam vis girdėję Majų žmonės. Tai Maja čia šitą gyvena ir sugebėjo statyti
tokį didžiausias įspūdingus pastatus. 2000 metų prieš Kristų. Yra neįgyvavo iki pat 16 amžiaus, gal Ispana neatvarė ir nesumastė užkariauti. Atvarė Ispana, užkariavo Majus, Majų nebeliek. Ir Ispana čia įveid tokį tvarką, kad iki dabar žmonės ispanišką tebešnek. Šiaip čia aplinkau tikra nėra vienintelį, va tokį šitą piramidį. Aplinkau čia ir keletas didelių miestų ir kiti dar netgi su aukštesniam piramidėm. Ta šita piramidė ir tik ta apie 30 metrų aukščiaus, bet sako vien dėl to, nes aplinkau labai žemi medžiai. Anim svarbu, kad piramidė yra iškėlus virš medžių ir viskas ir valio. O kitur, kur ir tropinė miška ir medžiai, ten ir apie 60 metrų aukščiaus, tai ten ir piramidės tau 70 metrų aukščiaus, kad būtų kažkiek iškilien virš medžių. Aš manau, mums tikrai dar pavyks nuvažiuoti prie kitų piramidžių aukštesnių ir į kažkatro netgi gali užlėpti. Čia į tom piramidę, aišku, nieks jau nebeleido užlėpti, bet ir turbūt gera čia, kokis būtų spūstis. Bet berods 2.6 ar kelintas dar galėdavo užlėpti vėl. Nu tai ko, pradedam kelionį po savo ton Čičenica miestą. O, greitoj, kažkon jau išvežnu pat rytą. Monika perzentė į žmonės, kur ploš, negaliu. Wow, aidą išgėrst paplojus, nu belekas. Žmonių turėjom keik, bet keik. Tai čia šitą dabar atvarėm į stadioną. Nu nežinau, Ransa vadina stadions, bet atvarėm į žaidimo aikštelį iš tikrųjų. Iš tikrųjų mes jau su žaidimo aikštelį buvom susipažinę biškį anksčiau. O ten korton keporį pirkau. Ten buvo kita piramidė ir kietų žaidimo aikštelį. Bet va ta šita, kur mes dabar esam, yra atseit pati didžiausia. Nikur tokios didelios nėra. Tai ta šita aikštelė biškį ir geriau išsilaikys. Un tai ir tai žaida tokiai viens ir ten antras. Tai čia nieks tiksliai nežin, kaip ta žaidėjams vadinos. Tai tiesiog visi vadin ball game, kamolio žaidėjams. Tai šiaip tai žaidėjams iš tikrųjų be gal sunkus buvau. Čia berot 7x7 loždavau, į toj guminį kamolį turėdavau. Sunku iš gumos kamolį. Ir su tau kamolį, anei negalėdavau anon ronkom liesti. Galėdavau iš alkūnių daužytais, iš kelienų, nu, iš visų kūnų dalių. Bet su ronkom negalėjau ano mesti. Ta šita žaids ir 7 metrų aukštį. Ir anon turėdavau kažkaip užspėrti, užmesti, atmošti. Tai, žodžiu, jo, įvartį pelnyt būdavo be gal sudėtinga. Bet kas įdomiausia, tai tas žmogus, katras pelnydavo ton labą sunku įvartį, anam iškart nupjaudavo galvą. Bet tai žaidėja vis norėdavo, kad anim nupjautų ton galvą. Anei norėdavo pelnyti ton įvartį, nes anei tikėdavo reinkarnacijai. Galvodavo, kad nupjaun galvą, savo kūną pauko dievams ir tada iš blogą gyvenimą, čia kur anei būdavo skurdžią, neturėdavo ko ėsti, patekdavo atseit į gerą gyvenimą. Tai anei loždam norėdavo, kad anim nupjautų ton galvą. Žiūrovą šiaip čia šitą ant viršaus sėdėdavo, vieno pusė, kito pusė. Ten pačiam gal VIP visokiai, svarbus asmenys. O čia šitą miestą karalius, leitenants, pats svarbiausias. Sėdėdavo, čia šitą savo sostų tokį turėdavo. Čia dar iš tikrųjų to aikštelė atseit ir pavaizduojat komandos narė vis. 7 žmonės ir išraižyti, ne vis gera matos, bet šitą vėjinį zūbą matos tikra. Šiaip išlikiant, čia ir belekap gera, aišku, čia ir tas vis nuvalyta jau. Nes čia buvo viskas apaugiant, bet pažiūrėkit, ankiai gera atrodo. Šitą komandos narys. A galit nebeploti, jo papa, kiek aš čia gali atploti. Iš tikrųjų žmonių belekiek. Ir viską apkaušą aploti stojant. Tai prasme, aš čia pabūčiau, kad 20-30 minučių aš išprotėčiau tiesiog. O iš tikrųjų nei aš dainavau, nei čiplot rėk. Gerai, varom iš to stadiką. Lekam toliau. Bet stadions visai neblogs. Iš kitos pos šitą tribūnus.
Žmonės per čia kažkur užliepdavo. Tu į viršų stebėti. Čia iš stadik išėjus garbės lenta. Šitą betkiai zūbai ir daug. Atseit, kiekvieni zūbai ir skirtingi. Ir čia yra iškalti visi laimėtoje, kad rim galvą nuskapodavo. Tai čia šitą ir nugalėtojų lenta. Kiekvienu nukirsta galvo, katras įmošų įvartį. Ano zūba čia šitą unto seinas atsirado. Iš tikrųjų net ganėtina baisiai atrodo ir negražiai. Žiūrėkit, kiek didžio šitą seinėlį. Vis nugalėtoje. Čia realiai vis miestas aplinko, aišku, piramidų čia būriaujas. Čia toika pagrindinė didelė aikštė, o aplinko vis pastatą išdėstyti. Čia iš tą bišką kairiam paėjus, atseit buvo savivaldybės pastats. Čia jau buvo miestas savivaldybė, Čečenicos savivaldybė. Šie punta untos savivaldybės, mato, ten toks abočians yra atsigolis. Tai iš tikrųjų ten aukodavo žmonių širdis. Tai kažkokiu metų laiku ten grina, kur tas bočians gol, ten saulė pasirodo visiškai to pačio vieto, o naktį mėnulis to pačio vieto pasirodo. Nu jo, papa, kiek jūs plosė. Nu, ko, gal prieinam biškį arčiau tos piramidės pažiūrėti, kaip ten atrodo. Kaip žinokit, saulė kai ten yra apie plus 32 laipsnius. Jau teik užsibubutavęs, ne kaip turistas, o kaip furistas. Tai iš tikrųjų, iš kokios pos prieis piramidės viesas ir ganėtina skirtingas. Tai iš tikrųjų vien pos jau ir ganėtina atrestaurauta, bet atseit akmenys ir tai patys. Nes ta piramidė seniau buvo visiškai apaugus, apžėlusi, net nesimatenos. Tai anon turėjo vis atkasti. Ir tu akmens tipo paėmi, apdirba, išnauji ir atgal sudėjai. Nors iš tikrųjų, ką pažiūrėjus, nuunta, ką atrodė ta pos ten tai labiau tikroviškesnį. Kaip skudors, iš tikrųjų, nelabai gražiai. Jeigu nebūtų atnaujint, tai gal net įspūdingai ir atrodytų. Atrodytų kaip akmenų krūva. Šiaip, kam buvo skirta piramidė, tai čia apie anon jau nieks nešne, kad buvo laidojami kažkaip faraoną, o čia tiesiog buvo kaip apeigom skirta vieta. Tai ir ten pačiam viršau ceremonijas visoks vykdavo apeigas. Buvo grina ritualiniams dalykams. Tik ta vienas toks faktas, kad unsa atseita piramidė ir kaip kalendorius. Tai vis 4 pos čia simetriška ir pastatyts, palei žvaigždžius, palei saulį, palei mėnulį, ten nelabai įdomi. Yra laiptukų aplinkau teikiai metus dainų ir 2 kartus per metus. Vienas iš ir kovo 21 dieną gali pamatyti, kaip čia krenta toks šešėlis nuo tų laiptų. Ir ten gyvatis galvo, atsėtoj gyvatį čia gaunas. Tai būtent ant kovo 21 dieną čia 10 000 per dieną žmonių apsilanka. Bet kiek visą atvar pažiūrėtos gyvatis. Šiaip kokos lapų nevalgiau, bet šneku, tai jo papa nesustodams. Šiaip, jeigu jūs kartas girdat tos tokius balsus, tai ane čia pardavinėtos tokius švilpukus, kur atsėt balsas ir panašus į jaguarą. Šitas jaguars, man atrodo, vienas iš dievų kažkokių buvo. Ir to šitą piramidę irgi rada. Jaguar skulptūra. Tai anim šitas jaguars ir kažkas nesveika. Vis čia šnypčių aplinkau to jaguarą. Beveik erzint tiek pat kaip į tai plojimą. O to šitą piramidė vidau yra dar vien mažesnį tokį pat piramidį. Ir to mažesnė piramidė dar vien maža piramidė. Tai realiai mes čia matom vien piramidį, o vidau ir dar 2 piramidės toks pačias. Un safarėm pas žmonės. O ne, prašau, pabūk ten, neik pas mane. Ne, aš nors taim draug gauti, neieškon. Ei, Bukarės, neik. Un satėjim pas mane. Aš nenors nau draugauti.
Viskas, gal čia tu terasą, važiuok į Pokemon rinką. Ar ne? Jums gal atrodo, kad aš bet kai greit vaikštau. Nu, bet ir čia kur pavaikščioti. Šitą atvariau iki observatorijos. Turbūt, kad išstebėdavau žvaigždės. A esos dos edificios. Y en 10 minutos les veo aquí en el centro ya para regresar al autobús. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Tai čia mes dabar realiai esam, kaip ir tam pačiam mieste, kokį kilometrą tik tą reikėjo paeiti. Bet šitai pastatą jau ir biškėlį kitokia. Bet šitai pastatą jau ir biškį kitoik laikotarpiaus. Ten tas, kur mies buvo pastatyts, o tas čia yra apie 400-600 metų jaunesnis. Čia biškį naujesnį pastatą. Nu savo, čia galingi irgi vis taip. Aš galvau, čia bus mėšlas kažkoks. Bet čia šito ir visai neblogų. Bum. Vo čia bent jau net restauruoti, matos, senį pastačiuką. O, čia šito pasirodė ir bažnyčia. Varom prie tos bažnyčios pažiūrėti. Kaip gerai, išsilaikys, kaip čia taip gali būti. Na, aišku, naibiškai apvalyta. Bet vis tos detalės veito tebi. Kaip čia žiūrėkit, kolega. Kokio vieto vakščio. Nu kon, esu jau koks 3 valandas čia, gal ir ilgiau. Neįdomi, kiek valandų, jo beveik 1 valandą. Ilga, iš tikrųjų slumpinėjau, kokį 3 kartą tiesiog vaikštau aplinkau. Vis naujų dalykų atrodo pamatau. Pirmas to nemačiau. Bet reikės atsisveikinti jau. Kon, apžiūrėjom. Saulė. Visai būn smagu, kad pasislėp, nes šiaip ant saulės būtų neįmanoma. Jau yra apmažėjant žmonių. Nes būna žmonių 2 grupės, dažniausia iš pat ryt, kaip tik atsidar visą ten ir paskiau prieš pat užsidarim. Po 6 užsidar. Tai iš tikrųjų ganėtinai trumps darbo laiks nuo 8 iki po 6. Atsisveikinam, galim atsimojauti. See you, Čečenica. See you, Čečenica. Ir žiūrėkit, kaip atėjau, kaip nebuvau jokių pardavinėtojų. Ir dabar išeinant. Tiesiog meška nebesimata aplinkau, kiek viskom pardavinė. Eik tu savo. Viskas išėjau laukon. Kaip tas muniai, šeštas pasaulio stebuklas Čečenica, šiaip visai neblogs. Tarp visų vertinčiau, nu gerą, Maču Pikču jau čia buvo geriausias, o antras, tai gali būti arba tas, arba Egipto piramidis. Nežinau, iš tų 2 kon išsirinkti. Bet šiaip geras, 3, 2, 4, taip kažko. 8,9 iš 10 vertinčiau. Čečenica. Nu praėjau, atvariau dar pavalgyti taku. Jau išėjau iš teritorijos, grįžau atgal.
Mačiau kažkur takus pardavinėjo, valgysim takų. Nėra didelis susidomėjom šitą vietą, bet aš susidomėjau. Visų pirma atsigaivinimo, mango smūtį pasiėmiau. Dešimt iš 10. Wow. Nu pas mun tai tikra Reds Dalyks 10 iš 10. O antrą kartą tik tą šio kelionę. Pirmą kartą omletą pusryčiam valgiau 10 iš 10. Nu kon sulaukiau savo takų. 4 takus pasiėmiau. Nepatikės, 10 iš 10 tikra daug. Wow, kaip skani. Nu ir grįžau į savo viešbutaną jau. Tą Chevrolet priparkuots. Mano viešbutans. Nu, kažkokį kamerą apvemta, bet, nu, kondava, jeigu kažkas apvėmta, tai reiks apvemta. Šitą mano hotelą 24. Šiaip gali būti, kad užmiršau atsisveikinti, ne? Aš jau gulu lovo, varau ilsėtis, einam mėgoti, sustingam už 3 sekundžių labanaktis. Labą rytelį. Nu, toks tas rytelis, jau ir po 10 valandos atsikėliau, ten buvau nueita pavalgyti pusryčių, vidosiks, kelas, jau beveik įsikėlė, gaudžiau Wi-Fi, laukiau gal įsikėlęs video, nes čia išvažiavus iš viešbučiaus ribų, viskas neberyšiaus, 3G, telefonų, internetas neveik. Tai turėjau iki paskutinės minutės laukti, kad įsikelčiau. Gera, beveik viskon jau susikroviau ir judėsim po biškį. Šiandien pabandysiu nuvažiuoti vėl iki piramidės veinos, bet ten gali užliepti viršų. Ten jau nėra tie labai prižiūrima ir ten gali užkopti viršų. Vo to labai noriu užliepti veiną piramidę kažkokį. Lai, angelai, laimės tau pavydi. Lai, nevėlai, meilės upėm plauks. Lai, amžinai, tavo siela žydi. Lai, draugai tau praeities, ašaras nubrauks. Šiaip važiuojindavo per ton Meksiką. Iš tikrųjų, biški primena Afriką. Kažkiek tos tokios Afrikos yra. Tiem reikia ginkluoti žmonės, aš nežinau, su tą kamerą nenoriu sklaidytis. Bet tai nama tokie ganėtina biedni visur. Labai karšta yra. Irgi tai ant tokį veina gatvį per miestėlį aplinko namą sustatyti. Nu bet aišku, pragyvenimai lygs tikrai aukštesnis. Nėra ko lyginti. Bet tiesiog tokį bišką aplink panašiai. Iš gamtos postis gal. Privažiavau dar vieną tokį mažą miestėlį, dar nenuvažiavau iki savo tikslo, kur norėjau. Bet jau kelintą pravažiuoju tokį miestėlį, nu, daug panašių jau mačiau, tai pagrindinį didelį aikštį, viso rys spalvot, galvoju, reik vieną miestelį išlėpti. Nes o kada daugiau pavaikščiosiam? Jeigu jau iš šią savaitę išskrendam iš čia? Chevrolet. Pati brangiausia mašina visam mieste. Tai galiu tom patikrinti, patikslinti, patvirtinti. Žiauriai daug parduotuvių ir tiesiog su Coca-Cola logotipas. Čia Coca-Cola, ten Coca-Cola, ten Coca-Cola. Šuniau, sveikas. Bišk mėgoja, ne? Čia realiai, kol mes matom, ir ves miestėlis.
krepšinės aikštelė. Neįtin populiari, galbūt vakar susirenk čia palošti, nes aišku, dienos met biški per karštą. Kažk šitą drabužs pasidžiovent, o muzikėlį pasileident. Nu, kap gali kitaip Meksik įsivaizduoti? Niekap kitaip negali įsivaizduoti. Šitą, dar vien Coca-Cola. Ir aišku, pasipuošęs kalėdom. Nu, aš negaliu, aš vis laik jau lydaus pamatytas papuošims kalėdinis. Pažiūrėkit, ką atrodo. O, šerifs važiuon. Žiūrėkit, su šerifu žvaigždė jo mašin pravažiuos. O ten tas ant monis čia jau supyks. Ai ne, čia sustoji pasiim dar vien šerifų. Su kokiam žvaigždėm. Šitą, a netgi prakartėlį ir, bet Jėzus da negėms, a ne, man atrodo, Jėzaus nėra. Pažiūrėkit, stotis. Stotis šitą grožiaus, laikrodis, belė koks. Spalvas, belė kokis. Labai daug policijos iš tikrųjų. English. English. Spanish. No, I'm Lithuanian. Do you know where is Lithuania? In Europe. Lituania. No entender. Era de Lituania. No entender. Lituania. Usted viaje. Lituania. Turista. Usted es turista acá. Driving by my car. Carro. Okay, see you. Ei, draugiški čia žmonės visai. Nu ko, man reik Afriko, ką vaikščiau, galvoju, kodėl aš nemoku prancūzišką šnekėti. Dabar atvarau čia kažkur Pietų Ameriką, kodėl nemoku ispanišką. Nes kaušas esu, klauns. Lietuvišką tai nemoku, šitą žemaitišką, tik tą šneku viskas. Užeisim į ton vieną Coca-Colėnį, kažko nusipirksim, atsigert gal. Él contó en Twitter que mientras los trabajadores hacían un video de lo sucedido. 28. 28. Ok. ¿Sabes algo? Cuando este caso se hizo viral, Pasiėmiau šokoladinį peiną. Nežinau, kad pastinka ar ties girs. Galvoju, pasiims. Kap išterpė ant šokoladinę ledą. Be galo skane. 8,9. Gera, lekam iki savo piramidžių. Atvažiavau į savo vietėlį, čia kur ieškos tos piramidės. Apsimaunam keporį, kad neatrodytumėm kaip turistą, o atrodytumėm kaip furistą. Ir bandysim eiti ieškoti tos piramidės. Pasirodo ta piramidė ir pačiam mieste kažkur, ko aš visiškai nesitikėjau. Jūs pažiūrėkit, kokios gatvės. Kokios Meksikos gatvės. Eina savo. Čia kažkas neįtikėtinas. Pažiūrėkit tos namus. Kaip iš serialo šitą tos Marijos ant sienų. Eina savo. Arkliukas.
mašina. Ir čia ir važiuojant mašina, žinokit. Eina savo. Prohibido. O čia uždaryta? Užrašyt prohibido. Bet mane į vietinis parodė, sak, varyk. Nuvarau, reiškis. Tai čia šitą realią, kur mes einam, iš tikrųjų ir labai panaši piramidė, koks mes matėm anksčiau. Tiesiog gana nėra restauraut. Aplinkau ir dar visur apaugę medžiai. Samanom apaugiant iš tą tų šlaitus nuvalyt, čia būtų gražiai švari, kaip ir tos vėskėts piramidės. Bet kaip supranta, anim ir visim pajebat. Izalam, žiūrėkia, 32 laipsnė. Nebenoriu. Šitą, ką vadinas ta piramidė? Piramidės pavadinėms. Kinich Kakmu. Vien svarbiausių Mesoamerikas vietų. 400 metas pastatyt po Kristaus. Šitą laiptuką net nėra normalių akmenys sustatyti. Ai, ten dar toliau gali eiti. Aš galvoju, kad čia viskas. Pažiūrėkit, mes čia dabar užlipom ant vienos piramidės ir ant tos piramidės dar vieną ant tą viršau. Kaip Čičenica, tai ir vidau dar vieną piramidė, o čia tiesiog ant viršaus piramidės dar vieną. Įsivaizduoja, čia seniau žmonės visąlaik žudydavo, aukodavo saulės dievo. Irgi jaučiu širdį, te paimdavo, ten ant viršaus padėdavo, maitindavo saulę su širdim. Kokį laiptą status. Eik tu savo. Pažiūrėkit, koks statom. Ai gera, bet čia bent buvo laiptą. O čia laiptų kaip ir nebėra. Čia reikia akmenim lėpti tiesiog. Kaip tik sugalvoju iš to tukšt. Lipi kaip sėjina kažkokį. Nu čia jau išradingoms tavo rankos ves. Kaip sugalvoju lėpti. Šitą pasiremdami su rankom. O tai var kaip vietinė. Nes vietinė ir esat jo papa. Čia kažkai olimpinis ugniais nešiotoje. Žiūrėk, kokia taktikėlė susikibėn. Jeigu vers, tai vers abodu. Užsiropščiau. Kaip iš tikrųjų čia aukšta. Aplinkau, kas matos, tai realiai tik ta miška. Tai senovė, kaip nebūdavo nė vienas stolpo dar jokio ryšiaus. Tai išvis turi labai įdomi atrodyti. Tiesiog žvalgas ir matau tik tą meškų daugiau nieko. Nu kon, skrendam į apačią. Ant saulės ilga nepabūs. Ir dabar, kon dar norėčiau, tai nuvaryti tokį vieną vietą, kur čia ir populiari Meksiko, tokie gėlvunden šulinė. Senotės, aš nežinau, ką panai lietuviška ten vadinas. Bet, nu žodžiu, į senutį varom išsimaudyti. Anu, čia aplinkau ir bet kiek daug, nežinau, reikia išsirinkti kažkokį šulinok ir ten nuvaryti išsimaudyti. Būtų gerai rasti kažkokį netoik populiarų, nes dažniausiai ten būna labai daug žmonių. Degalų piliaus tai benzins 34 litrą 42 eurą. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Žiūrėk, toks įvažiavėms į Mono šulinį. Aš galvoju, čia bus toks labiau pritaikyt žmonėm. Nu, ko nežinau, brangiai. Aš tiesiog bandysiu eiti. Aš nežinau, ar čia ar ne čia, bet ženklas lyg ir čia rodo. Senutė, 100 kilometrų raš. Nu, gal turėjau omeny, kad 100 metrų. Taisyklis kažkoks surašytas. Nėra interneto, negali išsiversti nieko. Nejaugi bus viens pats. Ar nejaugi nebus čia vandens? Nesimato daug, bet gali būti, kad nėra vandens, dėl to čia nėra žmonių. Šiaip matau, čia to gilio šulinys. Į tam šulinį apačio turėtų būti gėlo vandens. Yra. Tik dabar jau nebė to grožiaus, nes dabar saulė jau nebeužšveit. Jeigu šveistų saulė, tai turėtų būti toks skaidrus mėlynas vandenėlis. Bet pažiūrėkit, čia koks gilis. Tai tu šitą šulinius realiai naudodavau ir maje. Tai nežinau, čia realiai, tarkim, prieš 2000 metų jau tu šulinį šitą pradėjai naudoti maje. Ir dabar šitą mes dar tos pat šulinius tebe naudojam. Pažiūrėkit. Na sau. Va, papyrą, va, vyva. Ar jūs galit patikėti? Aš bijau čia maudytis. O jūs nebijot mane įleisti čia maudytis? Aš esu biški šokirauts netgi. Nu savo, čia kažkai nebėra jokių likenmajų bakterijų. Kaip čia vėsė. Vo čia sutikčiau irgi viens iš pasaulio stebuklų. Nu savo. Tai va būtent tokių iš tą šulinių, stūšitą senočių. Yra čia aplink ton, Čičenica, nežinau, bet kiek daug. Eina aplink miestą, kiek 10 km spindulių, kiek 20 tokių iš tą šulinių. Ir ant seniau naudodavau tiesiog, kaip geriamą vandenį. Ir apeigom visokiam irgi. Šikšnosparnė, aišku, skraido vėl eilinį kartą. Kažkokiu žuvis plaukiu, net nežinau, kas šitom žuvim. Kiek aukšta. Kai šalts, manau. Ne šalts netgi, gal ten giliau šalts. Nu ko, nežinau, bandau maudytis. Niek neatsitiks gal. Kas nors atvarys, nu atvarys, su kom dabar. Nu tikiuosi, čia nėra kažkių piktų žuvų. Bet aš manau, kad čia maudos ir kit žmonės šit neturėtų būti piktų žuvų. Kažkoks plaukia, bet neatrodo mums blogas žuvis. Koks geras vanduo. Iš tikrųjų gal net nėra toks ir šaltas. Reikia tik biškį priprasti.
Šiaip įdomu, kažin kaip telefons po vundin filmuoja. Čia ta vietėlė 10 iš 10 tikra. Ir žinot, konda, radau Meksiko gazirovkis, pirkit. Čia kažkad jau anksčiau, pirmą dieną nusipirkau, bet tiesiog mašiną vežiaus ir nenaudojau. Čia reiktų ant išlopti ir galės atsigerti gazirovkis. Žiūrėkit. Dabar čia tom paspaudus turėtų pradėti bėgti, jau čia vandau. Net atsidarė voštos kažkoks. Jo, papa, čia jaučianam. Čia jaučiu pačiam reikia atidaryti. O man atsidarė jau iš tos liegiaus tokį. Pats tikriausiai gazirovkė. Skonis aiškiai toks, negu kur būdavo Lietuvo. Čia tik biški švelnesnė. Atsimenu Lietuvo, kur būdavo ten Telšiaus Geniaus gatvė iš kiosko, kur nusipirkdavo. Tai net ašaras karts pradėdavo bėgti, kaip iššaudavo. O čia toks švelnus palygins. Na, bet tas gerimus ką gers, va. O, žiūrėkit. Čia veito gesintuvą gali mašino vežiotis. Nu savo. Tikra veito gesintuvą tinka. Nu savo, koks. Kaip atrodo gali vežti, kaip ne jokios elektros. Tiesiog. Neįtikėtin, vidau tiesiog dujų prileid kažkių. Nu savo. Bet kas. O, žiūrėkit, kolegos, po 7 vakarą. Iš tikrųjų, ten išsimaudys tiesiog šokau į mašiną ir pasileidau link pajūriaus. Nes jūs turbūt dar nežinot vieną dalyką, kad aš rytoj jau turiu parskrėsti Meksiko City ir penktadienį, 13 dieną, skrydis į Kiniją. Tai gal ir galite atrodyti, kad čia trumpą pabuvau Meksiko, bet būsiu išvesti iš bojais 10 dienų. Gavau žinutį iš dronų taisyklos, kad per šią savaitę man nėra šansų, kad tvarkys droną, netor kažkoj kabeliaus. Tai tiesiog rytoj nuskrendu į Meksiko City ir varau pasiimti ant savo sugedusi droną atgal. Šio kelionė man su dronu nepasisekė absoliučiai. Tiesiog nebeturėsim dronų daugiau. Tai aišku, galbūt dar ir galėjau čia keletą dienų pabūti tuo Meksiko, bet aš pažiūrėjau, kad man taip visai nebloga klostos
Ir plus, kadangi neturiu Kinijos vizas, Kinijoje galėjos būti tik ta 6 dienas, tai nusprendžiau suspėti ant kalėdų grįžti į namus. Nu galvoju, atep, ar aš čia tipo pabūsiu dar 4 dienom ilgiau Meksiko, ar 4 dienom trumpiau ir suspėjau ant kalėdų į namus. Tep norės per tas kalėdas grįžti į namus. Jaučka supranta tą, ne man. Kinijoje galės būti tik ta 6 dienas, nes bus tranzitinė viza. Ir grįšu numiai apie koik ten 20 kažkelintą dieną, 21, 22. Grina umpat kūčių. O čia dabar atvariauju tokį miestelį prie jūros, nes Meksiko dar niekados nebuvo prie jūros. Čia šita yra Meksikas įlanka. Rytoj iš ryto atsibodus jau čia turėtų būti gražių vaizdų. Net niek nebesimas, nors dar nėra net 7, bet jau ragelė, uli jo ir žydi gėlės tenai kalnos. Nu tai kom, bičiuliuka, mūsų vidosik šiaip jau artėja prie pabaigos. Dar norėčiau bet kiek pasidžiaugti, kad visgi pakilom į 7 vietą tarp visų Lietuvos youtuberių. Ir kon dabar taikysimės į 6 vietą. Tai jeigu dar kažkas nesat paspaudint subscribe, paspauskit ir mes su jums galim pakelti į 6 vietą. Tai kelionis dienas jau absoliučiai ir suskaičiautas. Dar mūsų lauk kokie 4 turbūt vidosika ir visi kartu šviesiam kalėdas Lietuva. Tai jeigu jau pažiūrėjai iki pačio gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su ešeriu, o mes susitiksim turbūt, kad už keletas dienų Kinijoje. Iki!